Ir tai visgi tas hipių judėjimas paskui vis tiek įsirutuliojo tam 80-metį kraštotyros judėjimą. Ne, čia procesai vykę paraleliai ir netgi gana mažai kartais turintis ką bendro. Kraštotyrinis ar žygeivių sąjūdis prasidėjo 70-mečio pabaigoje, daugiausiai studentijos tarpe. Vilniaus universiteto, taip pat Kauno aukštųjų mokyklų studentų tarpe. Tautinių tradicijų gaivinimas, savotiški netgi neopagonybės elementai reiškiasi, folkloro rinkimas, galų gale tiesiog savų šaknų paieška buvo tai jaunimo, daugiausiai vėlgi akademinio jaunimo daliai labai aktualu. Jie jokių būdų nebuvo nei priešai, nei kažkokie konkurentai hipiams. Dalis priklausė ir vieniem ir kitiem, bet šiek tiek kitokia vertybių skalė. Vis tik polinkis į tautiškumo akcentavimą netitiko hipių judėjimo dvasios, kuri buvo gana kosmopolitinė ir kuri prisirišimo prie vienos žemės, vienos kultūros faktiškai neskatino. Dabar truputėlį vėl grįžtant į riaušių malšinimą laidotuvių dieną ir sekančią dieną. Daugelis nukentėjo, daugelis prarado ilgus plaukus, pajuto savigarbos įžeidimą. Apskritai tai didžiulį atspaudą uždėjo apskritai žmogaus psichologijai, psichologiniai būsenai. Be jokio abejo, 72 metus tos mušimus, jie leidžia teigti, kad hipių karta buvo Beat Generation, muštoji karta, žmonės, kurių saviraiška jaunam visgi amžiuje, grubia fizinė jėga vienaip ar kitaip nutraukė, kuriuos dėl išorinio netgi smulkių dalykų persekiojo sumaniai ilgus metus. Tie žmonės, kuriuos KGB apčiuopė 72 metais, jie iš KGB akiračio negalėjo pasitraukti. Visą laiką buvo arba stebimi, arba trukdoma jų normaliam darbui ir karjerai, arba kai kuriais atvejais tiesiog priverčiami bendradarbiauti su struktūromis. Liko pažymėti to raudono antspaudo. Taip, ir to tokio smurto, kuris, norėčiau pabrėžti, buvo neteisėtas net pagal sovietinius įstatymus. Taikios demonstracijos ir eisenos, ta teisė buvo įtvirtinta konstitucijai, papildomų įstatymų nereikalavo, 48 LTSR konstitucijos straipsnis galiojo, kariuomenės panaudojimas karinių struktūrų prieš žmonės ir panaudojimas netgi be jokio preteksto, tai paprasčiausia savivalė, masinis teroras ir karo nusikaltimas. Dabar trumpam atsijungsime, išleisime vietą reklamai. Turėjome skambutį vienos moteriškės, jinai uždavė klausimą apie vieną tokį su Kalanta susijusi dalyką, neva, kad prieš susideginimo, prieš savižudybės išvakarėse buvo tartum mesti burtai tarp hipių kompanijoje ir kad jam tie burtai lėmė būtent susideginti ir kad neva kažkokia grupelė hipių ilgaplaukių ten kažkur stoviniavo tuo momentu, kai jisai ruošėsi savo aktui. Ar tai kokie tai yra, kiek mitų, kiek tiesos istoriko požiūrių? Istorikas gali kalbėti tik apie tai, drąsiai kalbėti, kas yra patvirtinta vienokiais ar kitokiais liudijimais ir dokumentais. Kalantos žūtis nuo pat pradžių, čia jau pirmom antrom dienom po jo susideginimo prasidėjo tokių gandų sklandymas, kuriuos ta pati KGB operatyvinė medžiagoje užfiksavo. Gandų apie tai, kad Kalanta tarsi priklausė kažkokiai slaptai organizacijai ir tas savižudybė buvo su konkrečiu tikslu, Niksono vizito TSRS išvakarėse, kad tai organizacijai priklausė jaunuoliai, neleido užgesinti užsidegusio Kalantos, galų gale
ta idėja nukeliavo už Atlanto, ten buvo dar labiau išplėtota tas sąmokslas ir ta grupė išaugo iki Pabaltijo, tai yra Latvių ir Estų hipių susivienijimo, kur turėjo vienu metu tarsi keli ar keliolika žmonių nusižudyti tokiu būdu. Nežinau, drįsčiau teikti, kad tai vis tik yra ganėtinai mitologizuotas dalykas, kuriam įtakos turėjo keli faktoriai. Visų pirma, Kalantos mirties sukelti neramumai buvo tokio masto, kad sunku buvo patikėti, jog tai galėjo iššaukti vienas žmogus, veikęs daugiau ar mažiau savarankiškai. Antra, KGB duomenyse, o jie prie Kalantos bylos ir neramumų dalyvių darbavosi ilgai ir kruopščiai, jokių užuominų apie tokias organizacijas nėra. Galima spėti, kad jeigu būtų buvę, vis tik tie asmenys ką nors būtų suradę, ką nors išaiškinę. Bet, atsiprašau, visgi reikėtų dar pabrėžti, kad būta ir kitų žmonių, kurie bandė pakartoti Romo Kalantos pasirinkto pavergėjų būdą priešinimuose. Kaip politinio protesto ženklas ar veiksmas susideginimas buvo žinomas, čia galima minėti ir Janą Palachą Prahoje protestuojantį prieš sovietinę invaziją, gerai žinomi, nes nufilmuoti buvo Vietnamo budistų susideginimai protestuojant prieš amerikiečių buvimą Vietname. Žodžiu, ta tokia politinės veiklos drastiška forma buvo pakankamai gerai žinoma ir tai žinojo ne vienas Romas Kalanta, jau ir prieš jį berods buvo bandžiusi susideginti. Po jo žūties dar tais pačiais metais 2 ar 3 atvejai. Taip ir paskui vėliau, bet visgi tuomet, kodėl būtent išliko Romas Kalanta, o ne kiti, nes... Galiu sakyti, todėl, kad tai atsitiko Kaune. Kiti susideginimai vis tik ne Kaune buvo. Ir, Kaunas lieka Kaunu, tai lietuvių miestas, lietuvių patriotų miestas ir visą laiką 20 amžiaus antroje pusėje jis tokiu buvo. Kitur net ir atgarsio, ko gero, negalėjo tokio susilaukti ir tiek žmonių, kad įsijungtų, prisidėtų prie tokios protesto formos, netikėtis, ko gero, buvo sunku.